vis tik pozicijos ir opozicijos misija yra šiek tiek skirtinga. Visi tą rajoną myli vienodai. Žilas plaukas ir patirtis. Tai yra milžiniškas darbas, kurio ne visi mato. Kad tie pokalbiai ir šiek tiek darybos kažkokios vyksta dar gerokai iki rinkimo. Taryba yra tas, kas nusprendžia. Administracija yra tas, kas įgyvendina. Supranti, kad galbūt yra sakoma netgi tai, kas nėra galvojama. Dabar galvoju, kaip teisingai atsakyti, nes jeigu sugalvosiu dar kandidatuoti į Seimą, gali būti juokingai. Labadiena Klaipėdos rajono gyventojams ir visiems tiems, kuriems įdomus gyvenimas Klaipėdos rajone. Šiandieną sveikinamės su naujais mūsų svečiais. 5. laida. Šios dienos tema, galbūt net ir galima taip pasakyti, kad pozicija versus opozicija. Ir vyrai, kaip ir sakiau, ne debatai šiandieną čia, galbūt pakalbėkime, pajuokaukime, truputėlį papasakokime žmonėms apie darbą taryboje, apie tai, kas vyksta toje taryboje, kaip viskas ten nutinka, ne, kaip tie visi dalykai pasiekia paskui gyventojus. Ir šiandien galbūt žmonėms, kurie nestebi tarybos posėdžių, noriu pristatyti mūsų Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas. Sveiki. Manau, kad visi puikiai pažįsta jau merą. Ir opozicijos lyderis Justas Ruškys. Sveiki. Smagu matyti Justai. Šiandieną, tikiuosi, pakalbėsime smagiai, linksmai, nuoširdžiai. Ir apie jūs patį, galbūt nežinau, nuo kurio mums dabar pradėti, meras galbūt dabar užleis opozicijai turbūt. Tikrai taip. Ir jūs tai galbūt žmonės, meru teko pasidomėti, ar ne, jie domisi, jie mato, jie žino apie jūs patį. Jūs politikoje nesate dabar, kaip pasakyti, naujokas, ar ne, kiek naujas. Tas dalykas, kaip sugalvojate, nes jūs po studijų, jeigu aš dabar neklystu, darbavotės teisme, taip, ar ne, paskui savivaldybėje teko dirbti, administracijos direktoriaus pavaduotojų, paskui administracijos direktoriumi, tada privatus sektorius ir tada politika jau ir tokia, taip. Panašiai. Nežinau, kiek mes galim sutarti, kas tas yra naujas, senas tarybos narys, kiek čia kadencijų. Kas daug, kas mažai, kas... Šiaip realiai tai yra antra kadencija, o politiniai, to visuomeniniai veikloje gal aktyviau buvo mano asmeniškai pradėta veikti nuo 2015 rinkimą, pavadinkim taip įsivaldą. Tai 2014 metais aš grįžau gyventi į Gargždus po magistro ir tada nusprendžiau, kad aš noriu prisijungti prie politinės jėgos, tada prie bendruomenės reikalų ir taip žingsnis po žingsnio, kaip aš vadinu tą laikotarpį, pašto dėžutė nuo pašto dėžutės, aš taip nežinau, ar čia labai lituanistiškai pasakysiu, užsikabliavau tą mintim, kad geriau būti ne komentatorium nuo sofos, o tiesiog eiti kažką pačiam ir daryti ir siekti to. Tai 2015 metais taip atėjau, 2019 metais pirmą kartą papuoliau į tarybą, 2019 metais atsiprašau ir valdančioje daugumoje su meru. Ir tada administracijos direktorius, paskui direktorius ir paskui vėl opozicija ir sekantis rinkimai 23. Opozicija. Ir opozicija, vėlgi. Mere, jumis žmonės domisi, taip pat ir galbūt priminkite tiems, kurie nežino, jūs politikoje dabar, jūs po studijų, po visko, jūs grįžtate iškart į Trušelius, ar... Ne, aš po studijų dirbau Kaune ir dirbau įmonėje, statybinėje įmonėje. Paskui iš Kauno jūs grįžote į Trušelius? Iš Kauno taip grįžau į Trušelius. Kai iškovom nepriklausomybę, kai atkūrėm nepriklausomybę, kada prasidėjo reformos ir tame tarpe ir žemės reforma ir atsirado galimybė turėti nuosavybę, nes kažkaip negalvojau, kad aš galiu kažką bendro turėti su žemės ūkiu, kalbant apie kolūkius, apie tarybinius ūkius, nors mano tėveliai visą laiką dirbo ūkyje, bet kai atsirado ta privati nuosavybė, man kažkaip tai visai atrodė smagu, nes ir mąstymas buvo toks, jeigu tas kolūkis ar tarybinis ūkis gali kažką padaryti, tai žmogus su privačioje iniciatyva gali ir
pradėjau kurti ūkininko ūkį kartu su mama, nes tik tais tuo metu pagal valstiečių ūkio įstatymą dirbantis tame ūkyje žmogus galėjo gauti žemę. Tai mama buvo ta, kuri parašė pareiškimą ir nuo to prasidėjo. Bet iš tiesų matyt vis tiek kažkas su manim negerai, nes netgi ir pradėdamas ūkininkauti, tikrai pradėjau dalyvauti savivaldoje, šiuo atveju tokioj gamybiniai, pieno gamintojų asociacijos pirmininkas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio. Taip, paskui žemės ūkio rūmų pirmininko. Tai ir mano atėjimas į politiką, aš sakyčiau, kad vis tik aš netyčia į politiką atėjau, nes atėjau į Valstiečių partiją kaip į profsąjungą, nes tuo metu, kai aš atėjau, tai buvo partija visiškai ginanti ūkininkų interesus, nes turbūt atsiminam ir laiką, tai buvo dar iki įstojimo į Europos Sąjungą. Ir tai buvo nacionalinė žemės ūkio politika, ne Europos žemės ūkio politika. Tikrai buvo pakankamai daug tų kainų krizių ir teko nemažai. Ir turbūt dar galiu priminti, kad esu neteistas už žemdirbių protestų organizavimą ir magistralės prie Jakų žiedo blokavimą, bet aš niekada to nesigailiu. Bet ir nuo to tokio darbo nevyriausybinėse organizacijose, ta Valstiečių partija, ir paskui pamačiau, kad ir kalbant jau apie ūkininkavimą, mažai tame dalyvauju ir profesinius sugebėjimus kaip inžinieriaus praradau darbo rinkoje ir likau politikoje. Ir žinoma, šiandien negaliu sakyti, kad labai gailiuosi, nes tikrai buvo galimybė realizuoti save. O šiaip ir daug kadencijų ir savivaldybės tarybai su pertraukom, ir Seime, ir vyriausybėje, tai politinė patirtis pakankamai nemaža ir prisiminimų daug. Kadangi meras irgi taip pasakys, reiškia, opozicijos lyderis Justas taip pareagavo, aš noriu truputėlį taip patikrinti, kiek mes turime šiandieną šitos kovinės dvasios, ar ne? Vis tiek tenka truputėlį pažaibuoti ar pasižaibuoti, galbūt tam tikrų sprendimų priimime ar kažkokiuose pasitarimuose. Aš noriu patikrinti, kaip vyrai, vis tiek, tai yra tas momentas, kad darbas yra darbu, bet vis tiek tenka ir mieste susitikus ranką paspausti ir pasikalbėti. Ar galite vienas kitam kokį nors nuoširdų komplimentą pasakyti? Tai iš tikrųjų būtų turbūt lengviau priešingos lyties žmogui sakyti, bet tai iš tiesų aš taip nekartą pagalvojau, kad O ką žino, gal kad taip ir nenutiks, aišku, mūsų amžiaus skirtumas gal yra tikrai nemažas, bet aš galvoju, kad gyvenime galėtume būti visai neblogais draugais ir susitikus, kalbantis, aš manau, kad yra daug pakankamai to bendrumo, bet aš suprantu, kad politika yra politika ir kartais būna momentai skaudu tik dėl to, kad supranti, kad galbūt yra sakoma netgi tai, kas nėra galvojama, nes tai yra tokia kaip ir opozicijos pareiga. Bet šiaip iš tiesų, dirbant kartu su Justu, tai nežinau, manau, kad tikrai jaunas, protingas ir veržlus žmogus, svarbu, kad gyvenimus nesugadintų. Jūs turite truputėlį daugiau laiko, ar jūs klausėtės mero komplimentų jums, ar galvojate komplimentą merui? Ne, galvoju komplimentą merui, iš tikrųjų. Aš manau, kad, kaip ir meras sako, kad būna tos dvikovos žodinės, nežodinės matymai. Aš visą laiką galvoju, kad nesvarbu, valstietis, liberalas, konservatorius ar kažkas tokio, visi tą rajoną myli vienodai. Tik tai pasitelkia tos priemonės. Vieno tikslo. Niekas neina tam, kad padaryti kažką blogiau. Vieni renkas vienas priemonės, kiti renkas kitas priemonės. Aš manau, kad mero šitoje vietoje komplimentas pagrindinis, iš manęs kaip iš labiau ir gyventojo gal pusės, tegu nesupyksta ankstesnį merą, aš gal ne visus ir pamenu dėl to paties jau mero įvardinto jaunesnio amžiaus, bet mane paperka visą laiką mero, tarkim, charizmą. Ta tikrai šitas meras turi ir jisai ją įvaldęs ir moka, ta prasme, su ją tikrai. Daug paprastų dalykų, daug informacijos gali pasakyti žmogui daug paprasčiau, suprantamiau ir visą laiką situacijoje atranda ką pasakyti. Ir tas toksai jaučiasi tikrai charizmos turintis asmuo.
Kaip ten žilas plaukas ir patirtis. Vyrai, ledus pralaužėm, vienas kitam po gražesnį žodį pasakėm, keliaukim prie darbų. Labai dažnai gyventojai, rajono gyventojai, ar ne, administracija nepadarė to, administracija nenuveikė šito ir visa kita. Bet kai ateini į administraciją, sužinai, kad, prasme, galbūt tarybai tai reikės pateikti, taryba turės tą patvirtinti. Jūs galbūt galite truputėlį papasakot, ar ne, kaip ta taryba veikia, kaip viskas vyksta, kokius sprendimus priima taryba. Ir tiesiog paprastai rajono gyventojui paaiškinti, kad žmogus suprastų, kaip dirba taryba. Aš paprasčiausiai gal tokią, kaip sakyti, schemą visą laiką turėjau, kad taryba yra tas, kas nusprendžia. Administracija yra tas, kas įgyvendina. Aš nekalbu apie tai, kad administracija atsakinėja žmonėms raštus, paklausimus arba dar kitokią aktualią jam informaciją, bet principė taryba užduoda toną, kaip rajonas, kokią kryptį pasiema, kokią strategiją įgyvendina, kaip bus, kokią gatvę pagaliau asfaltuosim, kur vandenį tiesim, kur statysim, kur griausim ir panašiai. Tai yra tarybos kompetencija, taryba nusprendžia, o administracija yra tas variklis, kuris tą viską paverčia kūnu. Šitaip sakyčiau. Taip, tikrai taip. Ir kalbant iš tos politinės teorijos pusės, tai žmonės, taip yra tikrai toks negatyvas, eina į valdžią, ar ne? Bet iš principo, ko eina į valdžią? Eina į valdžią tam, kad laimėti ir tam, kad parengti savo strategiją ir ją įgyvendinti. Tai turbūt irgi savivaldybės tarybos nariai, jie yra išrinkti ir jie kaip ir turėtų turėti ir turbūt turi pareigą įgyvendinti tos pažadus, kurio žadėjo gyventojams. Ir aišku, tikrai jūs tas visiškai teisus yra. Ir man kartais truputį yra pikta, kad yra tarybos tas vaidmuo kaip ir sumažinamas, nes iš principo visus pagrindinius strateginius sprendimus priima taryba. Administracija, turbūt kas ir normalu, taip kaip ir vyriausybė rengia įstatymų projektus, taip ir administracija rengia sprendimų projektus. Aišku, gali ir atskiri tarybos nariai rengti sprendimų projektus, bet turbūt normalu, kad vis tiek tai yra ir teisinių klausimų, ir biudžetų klausimų. Tai administracija turi bet kokiu atveju sužiūrėti, kad sprendimas atitiktų visus reikalavimus. Bet balsuoja ir tuos sprendimus priima taryba. Tai yra strateginis veiklos planas, tai yra biudžetas, kas yra svarbiausia, bet ir visų programų tvirtinimas, visų tvarkų tvirtinimas, tai yra tarybos reikalas. O administracija jau tos sprendimus, ką jūs tas teisingai ir sakė, įgyvendina. Tai šitoje vietoje kartais tokia konkurencija, kas čia yra svarbesnis, ar administracija, ar taryba, jis nėra teisingas. Tai aišku, tikrai administracija yra tų funkcinių paslaugų, statybos leidimai visokie, socialinės, yra rutininių labai daug darbų, kur administracija dirba, bet kalbant apie rajono plėtrą, vystymą. Irgi dirba pagal tokias tvarkas, kokias nustato taryba. Taip, būtent. Aš šiek tiek norėčiau dar, kaip meras sako, kad žmonės, čia mūsų tikslas irgi tikriausiai nėra pasėdėti ir pasišnekėti, mes su meru irgi galim tikriausiai ir pasiskambinti ir susitikti, bet ir kad žmonės suprastų, kad ir prisidėtumėm prie to, kad man visą laiką kliūna, kai mes sakom postai, tarkim, pozicijos, ne, darbinė. Man tai yra darbinė pozicija. Meras tai yra, tai nėra postas, tai nėra kėdė. Aš nežinau, nebent jūsų kėdė taip vadinasi, bet tai principė tai yra darbinė pozicija. Žmonės, Klaipėdos rajono gyventojai, išrenka žmogų, kuris dirbs tam tikrą darbą. Tai pradėkim gal nuo tų tokių klišinių, tokių pavadinimų, klijavimo etikečių, kad čia yra postai, kažkokios pozicijos, čia dar kažkas. Ne, tai yra darbas, kuris turi būti padarytas, nes taip mūsų gyvenimas suriktuotas yra, kad jis taip dėliojasi. Tai va čia, sakau, prie to biškai švietėjiškos momento. Tai realiai galime sakyti, kad tarybos sprendimai realiai lemia viską, ar ne? Tarsime, kaip ir pasakėte jūs, tai kad administracija įgyvendina tai, kas numatyta. Jeigu taip pagal hierarchiją žiūrint, aš nežinau, mano meras irgi pritars tam, kad principė tai yra valdančioji dauguma, ji diktuoja darbotvarkę, jinai turi savo programą, jinai turi savo įsivaizdavimą, kokia kryptim rajonas eina ir taip jau leidžia, ta prasme, valdančioji dauguma, tada, principė taryba ir tada administracija nusileidžia. Taip. Jūs tai užsiminėte apie tos postus, ne? Tai pakalbėkime dabar apie tos postus. Nacionalinėje politikoje jūs taip pat turite patirties.
meras ir jūs šiuo metu esate Lietuvos Respublikos buvote, ar ne? Labai trumpas laikotarpis. Taip. Ačiū Simonui Gentvilui, kad pasikvietė iš tikrųjų pabandyti to, nes visą laiką su meru diskutuojant būdavo, kad meras turi tos nacionalinės politikos patirties tiek Seime, tiek ministerija, žemės rūmai ir visa kita. Aš tos nacionalinės patirties neturėdavau, tai vat Simonas tada išėjus vienai viceministrei pasiūlė man galimybę pabandyti pasižiūrėti tą specifiką aplinkos ministerijos darbo ir nacionalinės politikos ir taip pabandžiau ir trumpas laikotarpis, 1,5 metų iki kadencijos galo, tai daugeliu draugų aš dabar turiu įtikinti, kad aš esu jau grįžęs gyventi Gargždus, nes jie visi dar galvoja, kad aš dar Vilniuje. Tai jeigu buvo trumpas laikas, bet vis tik susidarė kažkoks įspūdis, ar ne? Pajutote, pamatėte tą virtuvę iš vidaus, aš noriu, kad jūs palygintumėte ir pasakytumėte, o kuo skiriasi nacionalinė politika, tarkim, nuo vietinės, nuo savivaldybės, čia, tarkim, nuo tarybos ar net ten, kuri įdomesnė, kur įdomiau, kur galbūt galite labiau save realizuoti, ar ne? Nes, tarkim, kiti gali pasakyti, kad nacionaliai ne, man norisi labiau nuveikti kažką savam kraštui, padaryti labiau čia, tai kur buvo jums įdomiau? Dabar galvoju, kaip teisingai atsakyti, nes jeigu sugalvosiu dar kandidatuoti į įstatymą, gali būti juokingai. Bet iš tikrųjų, taip permažius tą laikotarpį, to 1,5 metų ir kiek tenka dabar darbuotis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai ir administracijai, kai teko. Šiandien yra sprendimas, tarkim, ta pati taryba patvirtina biudžetą ir rytoj jau mes galim turėti rezultatą. Bet čia tikriausiai yra to laiko pamatymui rezultatų labai trumpas laikotarpis. Nacionalinė politika yra daug strategijos, daug europinių visokių reikalavimų, daug diskusijų, daug suinteresuotų pusių, visų nuo profsąjungų iki gamtininkų mano ten srityje arba ten dar kažkokių kitokių aktyvistų. Tai tas ilgas derinimo procesas, tai va čia savivaldai to yra mažiau ir tas rezultatas yra daug greitesnis, kuris matomas akį. Mere, kur jums įdomiau? Jūs esate ilgiau negu jūs tas taip teko pabūti. Tai turbūt nėra taip lengva lyginti. Aš sakyčiau, kad vis dėlto savivaldybėje ir mero pozicija kažkiek yra artimesnė darbui vyriausybėje. Nors, aišku, vyriausybėje gal konkrečiai dirbant ministro arba būnant viceministro, dirbant ministro komandoje, ten net opozicijos nėra. Ten yra iš principo toks pakankamai autokratinis valdymas, yra sprendimai, yra ministerijos darbuotojai, administracija, kurie tuos sprendimus įgyvenina. Tai ta veikimo laisvė, ir aišku, atsakomybė didelė, bet ir veikimo laisvė yra truputį paprastesnė. Bet vis dėlto man kaip merui yra kur kas panašiau į darbą vyriausybėje, nes čia irgi, čia, ko aš aišku ir tikėjausi, ašgi nebuvau meru, buvau kažkada ir tikrai ne vieną kadenciją taryboje, bet aš taip ir įsivaizdavau, kad vis dėlto čia bus svarbiausia darbas. Čia statai, čia vaikus į mokyklą, kelią asfaltuoji, trinkelės kloji, tai yra daugiau vis dėlto to darbo ir mažiau politikos. Pasiginčiam, kartais išsiskiria balsavimai, bet tai iš tiesų yra labai trumpas laikas, po to mes dirbame, įgyveninam sprendimus, rūpinamės rajonų. Seime, tai iš tiesų aš iš Seimo išėjau ir dalyvau mero rinkimuose dar nesibaigus kadenciją. Aš galėjau ramiai užbaigti Seime kadenciją, bet aš tikrai supratau, kad tai yra ne man darbas, nes Seime vis dėlto, nesakau, ir turbūt yra skirtingų žmonių, kuriem labai patinka ta aplinka Seime, ten tų daug politikos, daug tokio, tie patys žmonės kalbantis iš tribūnos. Bet, žinoma, netgi turbūt tikrai yra Seimo narių, kurie labai gilinasi į įstatymų projektus, bet tikrai darbas man netoks. Tai savivaldai čia yra viskas aiškiau, paprasčiau ir matomiau, ką ir Justas sako, eini ir darai. Tai ir grįžkime tada mes prie savivaldos dalykų, prie tarybos dalykų. Aš tiesiog norėčiau, kad jūs dabar pabandytumėte paaiškinti man, tarkim, žmogui, kuris visiškai nežino, kaip vyksta koalicijos formavimas, ar ne?
Kaip vyksta, kaip tas dalykas atsiranda, kas bus pozicijoje, kas bus opozicijoje, Klaipėdos rajone, jūs man papasakokit ir man, ir visiems žiūrovom, ar ne, kaip vat, visas tas dalykas ten atsiranda, kaip jūs po visų tų balsavimų, kaip ten viskas. Įsivaizduokim, turime balsavimus, žmonės rinko, išrinko ir kaip dabar ten viskas vyksta. Žinau, aš nesu formavęs koalicijos, meras yra daugiau kartų formavęs. Aš pasakysiu rinkiminę naktį, ta prasme, bet čia yra, aš nežinau, čia gal ir nuo žmonių priklauso, bet kiek esu dalyvavęs rinkimų ir jeigu man tenka ta atsakomybė, kaip sakyti, ar ten į mero rinkimus, ar į Seimo rinkimus ir aš kartais galvoju, kad aš tokia mini Eurovizijos pilvelytė arba Šiogalėvaitė tampu, nes antrą vietą taip sukas pastoviai, bet aš visą laiką paskambinu žmogui, kuris laimėjo. Man tai yra tiesiog ne tai, kad pabandyčiau pat merę, tai čia žiūrėkit, aš paskambinu jums, jūs mane pakvieskite į koaliciją. Ne, aš tiesiog paskambinu už žmogui, kaip sakyti, padėkoti už tai, kad tas darbas, nes iki to rezultato, kol mes gaunam rinkėjų valios tą išraišką, tai yra milžiniškas darbas, kurio ne visi mato, ne visi gal stengiasi ir supras irgi dėl tų pačių kažkokių senų klišių, kad čia viskas ten nuperkama, kažkas atvežama autobusais, ten kažkas ir panašiai. Tai yra didelis darbas, tai pirmiausia, rinkiminė naktį po rezultato aš visą laiką paskambinu žmogui. Ar tai būtų meras, ar tai būtų Seimo rinkimuose kitas žmogus laimėjęs, pasveikinti, padėkoti už tą, kaip sakyti, laikotarpį. Sveika konkurencija. Taip, ir palinkėti sėkmės, o paskui jau tas, kuris jau laimė tos rinkimus, jis dėlioja toliau. Merė laimėjo rinkimuose, tai kaip dabar buvo ta formuojama koalicija? Suprantu truputį ir jūs to nuoskaudą. Skambučio tikslą. Jo, ne, tai viskas tvarkoja. Aišku, mes puikiai suprantam, kad tie pokalbiai ir šiek tiek darybos kažkokios vyksta dar gerokai iki rinkimo. Turbūt pastikrinam tas temperatūras, pasižiūrim žmogiškosius dalykus ir iš tiesų, kadangi dirbom kartu koalicijoje, tai, sakykime, tikrai viskas buvo pakankamai neblogai, daug darėm, daug padarėm, bet aišku, yra ir ta vadinama, kaip čia pavadinti, vėlgi ta politikos teorija, kaip bebūtų kairė ir dešinė. Aišku, vėlgi savivaldoj to yra gerokai mažiau ir jeigu pasižiūrėsim per visas savivaldybės, tai turim tokių koalicijų, kur tikrai turbūt sunku pasakyti, ar jin kairė ar dešinė ir tai jokių būdų nėra pagrindinis principas. Aišku, dabar truputį galbūt su naujų savivaldos įstatymu pasikeitė, aišku, anksčiau, kada reikėdavo, meras, aišku, jau būdavo tiesiogiai renkamas, bet komanda mero būdavo labai svarbu koalicijos sustarimas, kas bus vicemeru, nes būdavo balsavimai, administracijos direktorius buvo renkamas, dabar mero pasirinkimas yra, bet aišku, dar vieną kartą tokie rinkimai buvo. Tai, ir vėlgi neina Markauskas į rinkimus ar su Justu dviem, mums su Justu gal būtų lengva susitarti ir turbūt, bet irgi yra komanda, yra komandos žmonės, tarybos nariai, kurie jau tas dėlionė jau galutinė vyksta po rinkimų, kada aišku, kiekviena politinė partija ar politinė jėga laimėjo tarybos narių mandatų ir tada jau prasideda tos koalicijos dėliojimas. Ir šitoje vietoje jau nieko nepadarysi, yra demokratija ir turbūt ar vienas Justas ar vienas Bronius negali nuspręsti, yra bandoma išklausyti visų nuomonės ir ieškoti kažkokio tai. Taip, čia ir būtų tas toks, ar tos idėjos derinamos yra, ar ne? Tarkim, kai koalicija formuojama, ar kažkokios ten, tarkim, griežtos linijos užbrėžiamos, kad ne čia ir ne, ar ne? Tarkim, tas... Čia priklauso, žinokit, Alydai, nuo pačių, kaip nežinau, mes ir per debatus sakėt, ne debatai, bet esam kažkada šnekėję ir buvo klausimas iš žurnalistų tada, ar mes turim raudonų linijų kažkokių tokių. Tai meras tada per vienus rinkimus buvo įvardėjęs, aš neatsimenu tiksliai, manau, kad gal konservatoriai buvo jo raudona linija, man tą patį klausimą uždavus, aš buvau pasakęs, kad mums raudona linija būtų Sigitas Karbauskis, Tauta ir teisingumas, ar kaip jie besivadintų, nebežinau dabar. Tai yra tų raudonų linijų, bet aš 19 metų patirtį, aš atsimenu kažkaip, jinai buvo skirtinga nuo 23, dėl to, kad 23 metais, kaip meras ir paminėjo, buvo ta dešinė, kairė. Aš nežinau, kiek tai rajono gyventojų veikia, ta prasme, dešinė, kairė.
19 metais nebuvo dešinė kairė. 19 metais koaliciją sudarė valstiečiai, liberalai, konservatoriai ir Vaclovo Maciausko komitetas. Jie toks centras, gal labiau į dešinę pusę. Tai tokia pakankamai mišrainė, taip pagal tą ideologinę pusę žiūrint, bet aš atsimenu, dėl ko mes tada sutarę, kad einam į koaliciją, kodėl mes buvom susirinkę sekančią dieną tikriausiai, po keletą žmonių iš kiekvienos partijos, kurie sudarė koaliciją, mes sėdom parašyti, ką mes norim padaryti. Tai 19 metais buvo padarytas sąrašas daiktų, pavadinau, objektų darbų, kas turi būti padaryta. Tai va, turi būti padaryta kultūros namai, turi būti padarytas sporto centras, turi būti padarytas parkas, turi būti padaryta mokykla, turi būti padidintas kompensacija privatiem darželiam tada 19 metais, nes tada taip diktavo gyvenimas. Buvo darbų sąrašas ir jisai buvo padarytas. Ir dar net šiandien, ta prasme, net 25 metais, vat, atidarant tą patį sporto centrą ar ten kultūros centrą, tiek metų turi praeiti, kol nuo užmanymo iki padarimo. Tai, bet tai buvo pagal tai padaryta. Tai derinamos idėjos, ir vis tiek, ta prasme, tai Tai pasiderina. tikrai neišvengiamai, nes jeigu tai yra koalicija, jeigu yra koalicijos partneriai, tu turi sutarti, ką daryti. Turi sutarti ir požiūriai ir aišku, galbūt mažiau einant į rinkimus, nes tos vadinamos politinių partijų programos, aišku, visi irgi jas pasiruošė, bet ten galbūt nacionaliniam lygmenyje daugiau, rajone gal daugiau mažiau vis tiek yra tą, ką mes norim padaryti. Tai turbūt visada lengviau po rinkimų yra tartis dėl konkrečių darbų ir surašyti tą koalicijos strateginį veiklos planą ateinančiai politiniam sezonui. Mes čia pradėjom daryti veiklos planus ir visą kitą, tai gal truputėlį paprasčiau paklausiu, o kur smagiau yra darbuotis? Pozicijoje ar opozicijoje? Kur paprasčiau, kur lengviau, kur smagiau, kur įdomiau. Tai... Aš taip gal pasakyčiau apskritai, bet kur, ar čia meras buvo Seime, aš ten buvau ministerijoje dirbęs tam tikrą laikotarpį, visur priklauso nuo su kokio nusiteikimo tu ateini. Jeigu tu nori daryti, tu gali daryti ir opozicijoje, ir pozicijoje. Jeigu tu nori ateiti, atsisėsti ir tik prasidėtos 4 metus, tai tu sėkmingai gali tą daryti ir opozicijoje, ir pozicijoje. Ta prasme, čia visiškai priklauso nuo žmogaus, kokiu tikslu jis atėjo į tą politiką. Jis atėjo priprašytas, kad tik tai ten pabūk, ten padės tavo kaimynę 5 balsus atneš, ar jis ateina su kažkokia mintim, su darbu ir panašiai. Tai čia viskas priklauso nuo žmonių. Tai aš negalėčiau net išsakyti, nes surasti skirtumą, nes aš atsimenu puikiai 23 metų, kai mūsų frakcija sudaro 6 žmonės. Iš jų buvo 4 naujokai ir 2 buvo, ta prasme, senbuviai, pavadinkim, taip aš antrą kadenciją. Kolegė buvo. Viskas jau. Tai kai mes pirmus vakarus susėdom su naujais nariais ir jiem tą struktūrą, kas yra strateginis planas, kaip jisai daromas, ką tos eilutės reiškia, kur viskas, kaip tie komitetai, mes pirmą pusę metų prieš komitetus ir prieš tarybos posėdžius susirinkę praeisam po 3-4 valandas. Mūsų atsijungimai nuotoliniai baigdavosi 12 val. Nakties, kai pradėdavo antrosios pusės reikalauti, kad eikit miegoti. Tai ta prasme, nes mūsų tikslas buvo ateiti daryti kažką, o ne tik pasimti tą poziciją, ateiti prasidėtos 4 metus. Nesvarbu, mes ar patapom opoziciją ar poziciją. Tai, tas reikalauja darbo. Mere, jūs galbūt iš prisiminimų, kur smagiau? Nežinau, paprasčiau. Ir vėlgi, turbūt, kaip žiūrėsi, ar žiūrėsim gyvenimą, ar žiūrėsim tą politinę teoriją, tai turbūt ir vėl yra rinkimai, yra programos, yra strategijos, kas laimi, tas formuoja daugumą ir įgyvenina tą savo strategiją. Tai turbūt vis tik pozicijos ir opozicijos misija yra šiek tiek skirtinga, nes pozicija prisima tą atsakomybę, nes jinai kaip ir sprendžia. Tarkim, vis tiek pagrindiniai dalykai formuoja strateginį veiklos planą, formuoja biudžetą ir aišku, šitoje vietoje kartais turiu priekaištą opozicijai, kad kai jau yra biudžetas patvirtinamas, ta opozicija vis tiek bet kokiu atveju balsuoja prieš strateginį veiklos planą. Nesvarbu, nors jau aišku, kad biudžetas patvirtinas, strateginį ir čia yra, bet yra galbūt tas skirtumas, bet turbūt vis tik žiūrint į tarybos
darbą, tai turbūt, nežinau, kokie 95% sprendimų priimama balsų daugumą, ta prasme, arba absoliučiai balsų daugumą, tai turbūt vis tiek pagrindinis darbas jau vyksta komitetuose ir ten mažiau vėl yra tos opozicijos yra diskutuojama ir jeigu yra pozicija su opozicija sutarė, tai valio, turbūt, bet aišku, opozicija yra tas darinys, kuris neleidžia užmigti pozicijai. Tai turbūt ne šiaip sau yra išgalvota. Jeigu jau visiškai būtų, tai visos komforto sąlygos taip, suteiktos. Taip. Aš galbūt jūsų paklausiu, meras dabar tokią mintį davė, kaip yra su pozicija, ar pozicija važiuoja, tarkim, visus sprendimus kaip buldozeriu, ar ne, stumia ir viską daro, ar vyksta ta diskusija taryboje, kaip yra? Ne, būkime vieni, bet teisingi. Jie turi daugumą. Į tarybą neteitų klausimus, jeigu nebūtų sutarimo valdančioji dauguma. Tų žmonių tarpe, kurie ją sudaro. Tai tie sprendimai eina, kartais pavyksta, kaip sakyti, opozicijos vis laik tas vaidmuo toksai, nežinau, ar tai lietuviškas žodis, cerberis, toks prižiūrintysis kartais, kad, ta prasme, jūs per tą visą darbų gausą, skubą, gal kažką pražiūrėjo ir mes tiesiog, norim, kad, žiūrėkit, čia gal galim taip. Geriausias pavyzdys, sakau, aš atsimenu, krepšinio klubas. Darbo grupė iki to laiko 2 mėnesius dirba, ten įsipareigojimus padaro, kad reikia valdybos, kad reikia įstatus tvarkyti, finansavimą tvarkyti. Tam į tarybą ateinam su sprendimo projektu ir to, ne iki galo tas atrodo sprendimo projektas. Mes siūlom iš savo pusės, kad, žiūrėkit, gerbimieji, mes nepadarėm tą, ką darbo grupė buvo sutarus. Tada meras skelbė protokolinį balsavimą ir ten įstatam ar finansavimo sutarčiai pritarėm ir panašiai. Tai irgi taip per tą pasitvarko, ta prasme. Aš kaip ir sakiau, niekas nenori blogiau. Visi nori to paties. Aišku, turbūt reikia pripažinti, kad dirbti opozicijoje yra sudėtingiau vien dėl to, kad, ką ir kalbėjom, kad sprendimo projektus daugeliu atveju rengia administracija. Ir būnant pozicijoje, tai vis tiek yra meras, yra vicemerai, yra patarėjai, kurie kiekvieną dieną yra administracijų, kurie kiekvieną dieną tame gyvenime dalyvauja ir tai yra darbas nuo ryto iki vakaro ir dažnai ir šeštadienį, sekmadienį. Tai ir tu, natūralu, kad tu esi daugiau įsigilinęs į tas problemas ir dalyvauji kasdien tuose reikaluose. Tai ir būnant opozicijoje, tikrai pripažįstu, kad gilinasi opozicija į sprendimo projektus, tikrai tų diskusijų per komitetus būna, bet jau kai yra parengtas sprendimo projektas, nėra taip lengva surasti argumentų, kodėl vienaip ar kitaip, kodėl taip neturėtų būti, nes tie sprendimo projektai tai yra susiję su mūsų gyvenimais projektais, su tvarkom, su taip toliau. Tai viskas. Šiek tiek atliepiant dar mero tą visą laiką, jau kelintą kartą aš išgirstu vis norą, kad opozicija balsuotų strateginį ir biudžetą. Tai aš vienintelį, kaip sakyti, tą reikia suprasti ne dėl to, kad čia yra piktybinis, ta prasme, balsavimas kažkaip prieš arba ten susilaikant, bet tai dažniausiai būna dėl to, kad valdantieji prisiėmė atsakomybę, prisiėmė savo sprendimus pagal tai, ką jie įsipareigojo padaryti. Gal mūsų ne vis laiką tas matymas sutampa, ta prasme. Mes gal matytumėm kitą kryptį, nežinau, pavyzdžiui, tos pačius darželius paimkim. Gal mes sakytumėm, kad nereikia statyti patiems pastatų ten už 10 ar ten 20 milijonų, gal geriau padidinkim kompensaciją, kurie lanko privačius darželius ir tada privatus verslas padėtų, kaip tada 19 metais mums padėjo išgyventi laikotarpį, nes jeigu 19 metais nebūtų padidinta kompensacija, aš manau, meras irgi sutiks, prie savivaldybės būtų ne piketas, ten būtų masinis protestas buvęs, nes tada mes iš viso turėjom labai prastą situaciją, nes nebūtumėm jokių vietų užtikrinti vaikams patekti. Bet čia yra, sakau, tiesiog kartais tie matymai sprendimų yra skirtingi ir tai negali būti, kad kartais ir gali būti galbūt. Čia jau truputį yra kairė ir dešinė. Ir žinoma, jūs tas absoliučiai dėl privačių darželių tikrai padarė milžinišką darbą, kvietėm verslą, padėjom jiems teiktis, bet mes niekada nežadėjom ir nesakėm, kad mes kaip savivaldybė nestatysim darželių. Ir šitą vietą aš jau matyčiau tam tikrą riziką,
kad vien privatus verslas, šiandien jis galvoja darželį, rytoj gal jis atidarys sporto klubą ar dar ką nors kitą. Tai šitą vietą mes dabar, aišku, turime ieškoti balansą, tikrai, kad taip nepakenktume privačiam verslui, bet truputį ir natūralu, kad kartais tas matymas išsiskiria ir vat, ta kairė dešinė, bet tai yra labai retais atvejais. Labai retais visų sėkmybė atvejais. ta pati. Kiekvienas vaikas turėtų darželį. Tai rezumuojant, Manau, geras pavyzdys. nėra tai, kad vien tik, kad opozicija būtų tik tam, kad prieštarautų kiekvienam. Ne, Tikrai ne. ne. Tai smagu girdėti. Tai jeigu mes kalbam apie jau dialogus ir visus tuos tokius dalykus, dėl ko dažniausiai pavyksta sustarti? Jeigu taip žiūrint pagal darbotvarkę, tai tikriausiai laukia 70-80% klausimų praeina vienbalsių sutarimų, nes tai dažniausiai būna tie vadinami ūkiniai klausimai, kur tiesiog ten turto klausimai, nurašymai ir panašiai. O tos vizijos, jos vis tiek yra, kaip sakyt, man pačiam asmeniškai labai sunku kai kurios dalykus ir kartais ar reikėtų kritikuoti dėl to, kad aš prie jų kažkada pats ir prisidėjau darydamas, ta prasme, tie patys europiniai pinigai, kurie dabar atėjo į rajoną yra. Tai irgi tuo metu, 20-21 metais pradėtos rengti strategijos, pirmi signalai apie gaunamus pinigus ir panašiai, tas pats Mazūriškų darželis, iš tada yra užgimęs dalykas. Bet bendras interesas vis tiek, kas svarbiausia yra Klaipėdos rajono gyventojai? Kad prie jo namų būtų gatvė, kad jo vaikas, anūkas turėtų kur eiti į darželį, į mokyklą ir kad būtų vieša erdvė. Viskas. Turėtų kur laisvalaikį leisti. Viskas. Ta prasme, čia yra tas. Tai tais klausimais aš nemanau, kad mes kažkurio vietoj galim nesutarti. Kaip pozicija šito klausimu? Tikrai taip. Aišku, mes ten galim skirtingą nuomonę kažkur turėti ten. Bet iš esmės turbūt, ką ir aš sakiau, ir Justas sakė, kad daugelis sprendimo projektų yra techniniai tokie, kur ten nėra labai ką diskutuoti, nors surandam, jeigu kartais net galima stebėtis, surandam tokių vietų, kur diskusijom, kur atrodo nėra apie ką diskutuoti. Pabandykim prisiminti, iš tikrųjų žmonėms tai patinka, pabandykim prisiminti, kur didžiausios vyksta, būtent, ar ne, kai pozicijos ir opozicijos lyderių tos tokios kovos, kur strateginis jau išgirdau, ar ne, čia, tarkime, buvo. Tai turbūt natūralu, kad biudžetas ir strateginis veiklos planas, nes tai yra instrumentai, kaip įgyvendinti, ką mes planuojam ir ką projektuojam. O daugiau tai tokių, jau galbūt išradingumo klausimas, sakykime, pastaruoju metu labai tokia, nežinau, irgi audras stikliniai vandens dėl to paties sporto, dėl aukšto sportinio meistriškumo programos, dėl futbolo krepšinio, kas čia ką labiau myli, kur čia kas daugiau investuoja. Aš nežinau, man tai tikrai labai, aš tikrai radau tą tokią meilę futbolui? Net nežinau, ar meilę futbolui, ar pasidalymas sportu, kažkieno yra futbolas, kažkieno krepšinis. Ir čia dabar jau kol aš esu meras, ta pastoviai visą laiką ta konfrontacija tokia ir niekaip nepavyksta. Ir kaip sakant, skaičiuoja kiekvieną ten ar sportbatį, ar ten kamuolį. Ir čia liktai netgi kartais sunku paaiškinti logiškai, kodėl taip yra. Tai tie tokie nesutarimai, kartais jie sunkiai paaiškinami, bet jie pakankamai įgauna tokį, arba turbūt irgi nepaslaptis, kad buvo labai toks, sakykime, matymas skirtingas dėl to pačio daugiafunkcinio sporto centro, kuris turėtų stovėti. Ir beje, aš pats buvau, kai buvom su Justu kartu, tai ir tada mano paties buvo pritarimas, kad daugiafunkcinis sporto centras turėtų būti prie stadiono ir man labiausiai argumentai buvo miesto architekto tie, kad reikia daryti viską, kad miesto centrą išlaikyti gyvą. Aišku, ką mes ir dabar bandom, rekonstruojam centrą, turgų darysim ir savivaldybę, vis tik sprendimas yra, kad neiškelti tam, kad tą miesto centrą laikyti gyvą. Ir po to pasikeitė, buvo vis tik nuspręsta statyti kitoj vietoj ir aš visada esu linkęs girdėti argumentų ir šiuo atveju argumentų, kodėl ten turėtų būti, buvo pakankamai nemažai,
Bet ir vėl, jau tą daugiafunkcinį pastatėm, atidarėm, jau va tuoj pat ir atsiskaitysim, bet vis tiek apie tai diskusijos netyla. Ir čia turbūt logikos labai giliai ieškoti tame, gal nereikia, tiesiog yra kaip ir gal ir šeimoje, kad jeigu aš nemoku namuose parėjęs batus pasidėti vietą, tai turbūt žmona, kad ir pasidėsiu vietą, bet neužmirš paklausti, ar tu pasidėjai batus vietą. Jūs tai papildysit kažko tai? Ne, čia nepapildymas. Merui šitoje vietoje gal kažkaip labiau pavyko šitoje vietoje. Jo, kaip sakyti, ir meras sako tą patį, kad 19 metais tas matymas buvo kitoks. Aš ir šampano butelį nealkoholinio, pabrėšiu, pralašiau ir Sigitui Karbauskui ir tada atrodo uždariau temą. Ir tarybos posėdį didelį pareiškimą perskaičiau, kurį kolegos skaityti nelabai leido, norėjau, kad skaityčiau iš pozicijos, kurie buvo. Ir atrodo, tą temą norisi pamiršti ir svarbiausia, norisi, kaip sakai, atsikratyti tos etiketės kažkokios, kurį bandoma priklijuoti ar man asmeniškai, ar mūsų frakcijos kolegom, arba tai pačiai visai opozicijai bendrai, paėmus ne tik liberalus atstovauju. Kad mes čia tik tai už Kvietinių gatvį ir nedaug dievė dabar ten pastatė, viskas tragedija čia ta. Ne, aš sakiau viskas. Jūs mero komanda tada dauguma nusprendė statyti kitą, viskas, to vietoj yra brūkšnys, stato kitą, svarbu, kad pastatytų efektyviai, kad tvarkinga, kad jis negriūtų, kad jisai stengtųsi maksimaliai išsilaikyti, kad nereikėtų savivaldybei dotuoti ar kišti pinigų. O šiaip ant juoko pasakysiu, girdėjau mieste tokį pletkutį, kodėl tarp futbolo ir krepšinio yra kas yra labai blogai. Mano įsivaizdavimu tai yra tragedija didžiausia, kad yra toks susiskaldimas sporto bendruomenėje apskritai, ne tik tarp futbolo ir krepšinio, bet apskritai tarp visų sporto šakų ir nežinau, kaip jie turėtų visi klubai ar visi sportininkai, kurie toje programoje dalyvauja. Bendra sportinė bendruomenė. Susėsti tiesiog, išsišnekėti, įsidiskutuoti ir surasti tuos veiksnius, kurie veikia bendrai, nes tai yra blogai. Ir savivaldybė yra blogai, ir patiems klubam yra blogai, ir vis bendruomenė yra blogai, kai yra toks susiskaldimas tarp tų. O pletkutis vienas buvo toks, kad kodėl ta takoskyra atsiradus yra, tai kad krepšinio klubo apranga kokia yra. Spalva žalia. Žalia, tai valstiečių klubas, o futbolo klubas turi oranžinės spalvos, tai yra liberalų klubas. Tai čia yra pletkutis iš vienas pletkutis, matyt, turi galbūt, bet prasmę. jo, sakau, vis laiką norisi, kaip sakyti, ir ta, kaip sako meras, buvo ta diskusija dėl aukšto meistriškumo, iš tikrųjų norisi, kad visi žaistų pagal vienodas sąlygas, jie siekia sportinių rezultatų, o mes turim kaip savivaldybė užtikrinti tą bendrą vienodą padėjimo. Nefinansavimo. Savivaldybė, aš manau, neturi finansuoti 100% ar ten klubo, jie turi stengtis įsilaikyti ir patys, ieškodami privačių lėšų, bet turi žaisti visi pagal vienodas taisyklės. Ar tai yra tinklinis, ar tai yra futsalas, ar tai yra krepšinis, ar tai yra futbolas. Tai merė, ten ta žalia spalva visiškai įtakos neturi, ne? Jūs nedalyvaujate spalvos parinkime ten. Ne, ir tikrai, čia turbūt galima turėti atskirą podcastą ir čia ilgai diskutuoti ir kai buvo einama prie to, kad vėl žaistume LKL. Ir žinoma, aš ir jo labiau kaip tas, nežinau, ar aš kairys. Aš irgi gyvenime dar nežinau, nes liktai kaip ūkininkas tai negali būti, jis privatininkas yra privati nuosavybės, kaip ir dešinys turėtų būti, bet kai kur tai ir kalbant apie tą patį sportą, tai turbūt tikrai norėtųsi, kad mes daugiau remtume vaikų, ten to mėgėjų, bet iš kitos pusės, aišku, kai matai, kaip būrėsi bendruomenė, kad žmonės ateina, fanai atsiranda, ten ta didelė emocija, tai smagu ir tai matyti. Mere, kai jūs esate pozicijoje, ar net, tarkim, visus dalykus, darbus, viską darot, dėliojate ir neįgyvendinate projektus, jūs būdami opozicijoje, tarkim, kažkur prieštaraudami, išduokit paslaptį, kiek jūs strateguojat, vis tiek politikai, jie kuria strategijas, kuria planus, kuria tikslus, kiek yra tarybos posėdžiuose strateguojama ir galvojama apie ateities rinkimus, apie tos tokius dalykus. Ar vat būna, kad kažkur kažką, tarkim,
Čia pabandykim sustabdyti, o paskui mes galbūt tą ir galėsim padaryti. Ar vyksta tokie dalykai ar ne? Aš sakyčiau gal taip, pirmiausia vis tiek tai yra dėl bendro intereso, ta prasme, jeigu kyla klausimų, mes juos bandom užduoti dėl to, kad mums atrodo kažkas ne taip arba galėtų būti daroma kitaip iš tos pusės. Neslėpsiu, ta prasme, čia reikia, ypatingai būnant iš opozicijos pusės, visą laiką, koks tikslas yra partijos, kuri dalyvauja rinkimus, laimėti rinkimus. Tai būnant opozicijai nesiekti tapti poziciją, tai tada dėl ko mes esame. Tai ir kad įgyvendint tai, ką tu įsivaizduoji ir kaip tu įsivaizduoji, tai to būna, bet aš nesakyčiau, kad tai yra pagrindinis kriterijus vedantis opozicijos kiekvieną darbotvarkę, kad dabar darykim taip, kaip reikėtų daryti per rinkimus. Tai jeigu dėl rinkimų, tai jeigu reikėtų daryti dėl rinkimų, tai nežinau, ten kiekvieną kartą tikriausiai posėdžio metu reikėtų atsistoti, šaukti ant mero, šaukti ant vicemerų, kad nieko nedaro, trenkti su stalu per papkę ir išeiti iš salės. Ta prasme, tada parašytų žiniasklaida, parodytų kakadu ir visi laimingi būtų. Tai jeigu toks tikslas yra, mūsų tikslas nėra toks, mes kažkaip visą laiką, kaip ir su meru tada, kai dėliojosi tą dėlionę dauguma, mažuma ir mes sakėme, mes būsim konstruktyvi opozicija, tą ir stengiamės daryti kasdien. Mere, jūs kaip pozicija, ar strateguojate? Tai turbūt vėlgi politinė teorija sako ką, vieni rinkimai baigėsi, prasideda kiti rinkimai. Turbūt tai visada yra prabanga, kadangi politinis ciklas yra 4 metai, prabanga yra 3 metai, kad būna tikrai ramiau. Ir ramiau vėlgi turbūt prognozuojamai ramiau. Nes aš ir dabar įsivaizduoju, kad kai kurios politinės jėgos dirbdamas konstruktyviai tuos 3 metus opozicijoje jos ir toliau gal ta temperatūra kils, bet jinai pakankamai išliks konstruktyviai, bet likus metam, mažiau iki rinkimo, prasideda turbūt tų populistinių, partijų ar atskirų kandidatų, veikėjų. Tikrai toks labai didelis suaktyvėjimas ir kas aišku liūdniausia, kad labai lengvai visi tam pasiduoda ir ten, kai pradeda nuvažiavus į bet kurią seniūniją ar gyvenvietę aiškinti ir tas neišasfaltuota, tai ir visi žino, kad tai yra neįmanoma išasfaltuoti, tam yra ilgalaikiai strateginiai planai ir tu turi ir darai viską po truputį, tai tuo tokia ir, aišku, ir labiausiai turbūt kaip pasakyti, netgi siutina tas toks, kai tu net žinai ir matai, kad tas žmogus kalba vien todėl, kad įnešti sumaištį, kad pats supranta, kad nesąmonės kalba, kad tai neįmanoma, bet vis tiek kalba. Bet tas siutina. Konstruktyviai kažkokia kritika, pasiūlymai, tikrai, tai už tai aš ir sakau, kad tikrai jau galima maždaug atsirinkti, kas yra kas ir turbūt ir vėl dėl to atsiranda kartais ir tos raudonos linijos. Pritariu 100% merai dėl žmonių, kurie ypatingai paskutiniu laikotarpiu, nežinau, kokie 2-3 metai, gal ar čia tas po covidinis laikotarpis dar kitiems žmonėms, bet tas kalbėjimas vėjų, ta prasme, bandymas gauti to dėmesio, būti to kažkuom, pranašų, žadėti, vėl pasikartosiu, vėjus, ta prasme, tos dalykus, kurie neįmanoma yra padaryti, arba jie nepasidarys rytoj. Nei vienas nėra Haris Poteris, nei vienas neturi burtininko lazdelės, su kuria galėjo jūs pamuoti, viskas kitą dieną pasidaryti. Jeigu meras tokia turėtų, aš net nebejoju, viskas būtų pasidaryti. Aš turėčiau irgi tą patį būčiau padaręs, nepasidaro. Ir kartais aš dėl ko, kai gavau kvietimą į šiandieninį pokalbį, man kažkaip širdžiai malonu, kad mes užsiimam ne tik tą tokią blogąją politiką, apie kurią mes dažnai visi čia girdim, žinom, bet mes tą užsiiminėjom ir kitą funkciją, kur tiesiog žmonėms parodė, kad mes šnekamės, mes esame tokie patys žmonės, mes gyvenam tose pačiuose miestuose, tose pačiuose daugiabučiuose, mes naudojamės tais pačiais parkais ir einame tas pačias vietas. Tai viskas yra iš mūsų pačių ir tu kažkaip atsirinkti, kas tas yra būsimas pranašas, tai aš manyčiau, aš jau geriau asmeniškai, jeigu nedalyvaučiau politiką, aš balsuočiau už tą, kuris stengiasi padaryti, bet nešnekavėjau. Politika yra toks dalykas, jeigu mes, tarkim, ar ne, pradėjom kalbėti apie žmonės, jeigu mes išeitume dabar į gatvę ir pradėtume klausinėti ar praeivių, ar jūs norit būti politiku, ar jūs norit, įtariu, kad labai mažas procentas pasakytų tai, ar ne? Ten, galbūt kažkas ten tokio lepteltų, tai taip ten prie lovio čia pasiėmus, ten tų pinigų čia, bet tai to nėra, taip nėra, bet politika
politikoje tenka, kaip ir meras pasakė, ar ne, klausyti, bet ir jūs irgi taip pat, jūs tai sakėte, tų, tarkim, neadekvačių kažkokių, tarkim, kaltinimų, kažkokių ten sakymų. Tenka patiem politikam irgi lipti per galvas, jeigu tarpusavėje nekonkuruojant. Kas politikoje jūs, kaip politikus, labiausiai erzina? Tarkim, ar tenka sakyti tokių, kaip jūs nesuprantate, žiūrėkite čia tas ir tas, kokie dalykai jūs politikoje labiausiai erzina? Atrodo, lyg tai įdedam daug pastangų turbūt ir iš tiesų mes sąmoningai keliam savo tokį tikslą ir uždavinį, kiek įmanoma vystyti tą socialinį vadinamą dialogą, kad savo projektus, savo darbus kuo plačiau pristatyti visuomeniai, labiau tartis, labiau juos išgirsti. Ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume, tarkim, mūsų dalyvaujamasis biudžetas, gyventojų kortelė, apklausos įvairios, tai ir architektūriniai konkursai, ir projektų pristatymai, viešinimai, tai tikrai labai daug darom ir atrodo atiduodi dušę, atrodo tikrai, darai viską, kad ir paaiškinti, ir išaiškinti, bet tas toks kartais, vis tiek, tai, toks ir būna toks nusivylimas, bet tu turbūt negali nusivilti, tu turi eiti ir vėl iš naujo aiškinti ir tu turbūt turi galvoti, kad tas žmogus vis tiek kažko jam nepasakė, kažko nepadarė. Ir aš iš tiesų ir suprantu, ką jūs ir sakote, jeigu mes išeitume ir gatvėje ir paklaustume žmonių, ar jie labai norėtų dalyvauti politikoje, turbūt nedaug atsirastų norinčių, bet dėl to galbūt ir liūdna. Mes sakom, tie politikai, čia ten tie tarybos nariai, tai palaukit, tai jūs išrinkot, arba jeigu jums nepatinka, eikit, jūs sakykit, ateikit. Ir tikrai labai norėtųsi, kad tie ir tarybos nariai būtų patys tie wow, kurie čia ir patys gyvenime yra kažką nuveikę ir moka ir administracijoje mes turėtume pačius stipriausius, bet vien kritikuoti yra lengviausia. Ir galbūt ir tie socialiniai tinklai, bet aš galvoju, kad aš labai tikiuosi, kad yra pasiektas kažkoks dugnas ir jau pradėsim nuo to atsispirti ir jau daug kalba mokyklose ir mokslininkai, kad reikia kažką su mumis daryti, nes... Aš manau, kad vieną dieną žmonės supras, kad kritika be pasiūlymo yra nieko verta. Realiai tai yra tiesiog tuščia kritika. Taip. Taip, jūs tai, kas jūs labiausiai erzina politikoje, tarkim? Aš nežinau, ar tai erzina. Čia meras apie viešinimą buvo įsiminęs, aš atsimenu, dar dirbant direktoriaus pavaduotojui, viena tokia mintis buvo šovus. Einant dar į rinkimus, man galvoju, kaip žmonės pradedi tvarkyti kažkokį kampą miesto ir tada žmonės pradeda pykti. Kaip čia iškasta kažką sugalvojo, čia nieks nieko. Ir mes padarėme... Kodėl ne naktimis? Taip. Kodėl ne toj vietoj, kodėl ne toks kampas? Daro naktimis, kodėl triukšmauja miegoti? O dieną, kodėl neina pravažiuoti, kaip reikia vaikus nuvežti ir panašiai. Ir buvo viena mintis ir mes padarėm tokios skrajutės apie projektą, kuris bus daromas. Aš pats išnešiau šeštadienį, sekmadienį per vieną kvartalą, kuriame turėjo būti visos gatvės tvarkomos. Ir aš galvoju, čia jau yra makas žmonėm, ta prasme, į pašto dėžutę įsigauna skrajutę su savivaldybės informacija apie tai, kas bus daroma. Ir kai prasidėjo darbai, aš jau nebedirbau, bet aš gal pamatė, kad ten vaikščiu, aš gal, tai čia vėl niekas nieko nederino, galvoju, aš 100% atsimenu, kad miela ponė, jūs gavote į pašto dėžutę, jūsų pašto dėžutė yra rudos spalvos prie juodos tvoros. Ta prasme, bet kartais tas toksai kaip nusivylimas. Ir man, o pačioj politikoje, ta prasme, tai yra tie oro virpinimai, tiesiog oro virpinimai, kurie nesukuria jokios vertės, skaldo visuomenę, skaldo ir šitas man toksai labiausiai gal erzinantis dalykas. Mano kažkada buvo didelė svajonė, kad dėl ko aš vadinu mero, tarkim, darbą, arba tai yra darbinė pozicija. Aš nežinau, ar meras norėtų, bet, pavyzdžiui, kad jo niekas nežinotų. Bet žinotų, kad yra meras, jisai dirba. Va čia tikriausiai, man nusiekimybė tokia būtų, kad apskritai mažiau to viso demonstravimosi, to tokio perdėto, kažkaip kitaip, kad tai yra tiesiog darbinė pozicija. Kalbant apie kritikavimus, ar ne, ir visus tos tokius dalykus, kaip, tarkim, pozicija, opozicija, ar ne, ir galbūt žiūrovai to nejaučia, nepamato, prasme,
kai kritikuojama, tenka ar ne, vienos komandos kažkokius planus ar ne strategijas, kita komanda ruošia, taip pat tenka pakritikuoti ir pažiūrėti, kiek tos kritikos kliūva kaip asmenims, asmeniškai. Kiek jūs tai kritikuojate galbūt ne pozicijos kaip komandos ar ne visos, o būtent mero idėjas. Kiek mere jūs būtent kaip opozicijos lyderio justo, tarsi, kiek kliūva tos kritikos asmenybei, o ne politikai. Neturiu tokios, galvoju, net prabangos kažkaip kritikuoti opozicijos lyderiai tikrai bent kartą per tarybos posėdį ir įvardinu tą postą, gerbiamas Justas, opozicijos lyderis. Tai, žinokit, turbūt tą tokią, aš aišku irgi, ką džiaugiuosi, kad mūsų turbūt tarybos posėdžių kultūra yra pakilus tikrai gerokai ir tie, kas stebi kitų savivaldybių ir jau nekalbu, kad kai kur iki muštinio, bet iš tiesų, manau, kad dabar diskusijos vyksta gana konstruktyviai. Ir neturim tokių labai marginalių gal tarybos narių, kurie ir tada, žinoma, ir dėl to nesiaiškinam tų santykių tarybos posėdžių metu, nors, aišku, gal yra ne kartą buvę kažkur susitikus pasakyti, žiūrėkit, kodėl jūs čia taip, bet tai yra toks jau. Jie po to, kaip sakant, nueina nuo tos politikos, ieškant to žmogiškojo to dalyko, o tarybos posėdžių metu, vis tiek mes turim irgi, kaip čia pasakyti, turbūt tą, keistai atrodytų, ta opozicija, tai jinai yra, tai ir tas santykis, tikrai labai norėtųsi ir yra šiandien jis pagarbus. O tikrai aš turbūt niekada, gal vieną kartą esu kažką pasakęs, ne, Jūs tai prisimena. Bet čia irgi, kaip sakyti, emocija ir kartais jinai tiesiog išsprūsta, aš atsimenu, irgi paskui taip sureagavau, dar taip plodamas, bet irgi paskui taip susigėdau savygą, galvoju, nereikia, taip, tiesiog kartais prasprūsta tos emocijos, o aišku, iš mūsų pusės, iš opozicijos, tai nėra apie kaip sakyti, mero kaip asmens kažkokius, ta prasme. Bet tai yra kaip tos pačios vadinamosios mano darbinės pozicijos. Meras yra ta figūra, kuri konstruoja valdančią daugumą, kuri konstruoja komandą, kuri konstruoja tarybos darbotvarkę. Pagrindinis asmuo vis tiek. Tai tos kritikos per jo, kaip sakyti, atvaizdą, kuris, būkim vieni, bet teisingi, mes irgi turim tai išnešti visuomenę, parodyti savo tą kažkokį susirūpinimą, nerimą, kitokį požiūrį, tai mes turim tą, kaip sakyti, atsakomybę užkelti ant mero, nes tai yra meras ta figūra, kuri viską konstruoja. Bet tai nėra tai kaip į asmenį nukreipta ar kažkokį. Būtent tai darbas darbu, taip. Bet vis tiek žmogiškumas ir tas toks kolegiškumas įslieka. Tai čia visą laiką, čia visur svarbiausia. Aš labai norėčiau, kad tai būtų visai. Mes nežinosim, kada, tarkim, mes dabar esame opozicija, meras nežinos, kada jis pataps opozicija. Ta prasme, čia labai greitai viskas gali keistis ir tas santykis, aš nemanau, kad jis turėtų būti. Taip, mes tą gražią gaidą pabandykime, kad, tarkim, nežinome, kada kas kaip gali nutikti rytoj, ar ne. Aš noriu paprašyti, kad merė, pabandykite pabaigą, ar ne, paskutinis toks prašymas būtų mano, pabandykime pagirti kokį nors opozicijos siūlymą. Pabandykit prisiminti ir pasakyti, kad, čia tai opozicija šaunuoliai paruošė šitą siūlymą ir... Nežinau, ekspromtu gal prisimenu porą tokių ir šiaip visada aš irgi iš tų esu, iš tų politikų ir kaip meras, turbūt irgi mano žodis svarbus yra, kad aš linkęs pritarti ir opozicijos siūlymam, jeigu jie yra konstruktyvūs, tikrai siekiu pritarti. Prisimenu, vienas siūlymas buvo dėl dviračių garažų įrengimo. Aišku, šitą vietoj ir šiandien aš pritariu tam ir manau, kad ateis laikas tikrai tas ir bus įgyvendinta. Tik tiek aš sakiau, kad pirmiausia turi būti infrastruktūra, turi atsirasti dviračių, turi dviračių takų atsirasti. Aišku, ir atsiranda ir Dariaus, ir Girėno, ir Kvietinių, ir žymėjimai atsirado, tai tų dviračių daugės.
ir tikrai tos garažus pastatysim. Ir mano vienintelis buvo ir argumentas, kad šiandien tų garažų padarysim, bet nebus ką juose laikyti. Bet kad tai yra teisingas, konstruktyvus pasiūlymas, tai ir mes jį ir priėmėm, man atrodo, tik tais irgi priekaištas, kad ilgai negyveninam. Kitas siūlymas, prisimenu, yra daugiau finansuoti pilietinio pasipriešinimo tą tokį organizavimą. Tai tikrai yra šiandien aktualu. Ir vėl, aišku, kadangi, žinot, kiekvienas siūlymas kainuoja pinigus, o kai yra sudėlioti biudžetai, kai reikia atrasti papildomai pinigų, nėra taip lengva, tai kažkaip, nes tas pilietinio pasipriešinimo irgi daugiau yra nukreiptas į tą vadinamą minkštąją dalį, į mokymus, į dar kažką. Tai, atrodo, kad tų mokymų ir taip nemažai yra, daugiau į techninę, kad kažką ten generatorių nusipirkti, dar ką, bet yra tų tikrai konstruktyvių pasiūlymų ir Ir jeigu gerai supratau, kad buvo ne tik pasiūlymų, ne tik pasiūlyti, bet ir priėmėt. Man atrodo, kad irgi buvom padidintas ir finansavimas. Nebuvo padidintas jam, bet čia ir yra, toks, kaip sakyti, irgi lieka tokia, nepavadinčiau nuoskauda, tiesiog tas sprendimo projektas, atrodo, irgi buvo savo laiku atsiradęs, natūraliai poreikiai išgirdę buvom, pateikėm, viskas tvarkoja. Bet čia tos senosios taisyklės ir aš labai džiaugiuosi, kad meras šiandien tą sako, kad jis stengiasi nesivadovauti jom, bet tos senosios taisyklės jos egzistuoja dar. Kad jeigu ne mes, tada jau kitas negali pateikti. Va, čia yra tokios senosios, aš vadinu, mokyklos dar tokių liekanų, kurios kartais va taip dar yra. Ir va apie tą patį pilietinį pasipriešinimą mes tada prašėm pačioj pradžioj 20 000 metam. Ta programa ten buvo ir per posėdį. Bet kad neišnaudojo, man atrodo, ir tas 20 000. Pirmais metais išnaudojo. Ir paskui posėdžio metu sako, ne meras sakė, o ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas ar pirmininkė, neatsimenu, 10 000. Galvoju, prie 200 milijonų biudžeto mes dabar dėl 10 000. Ta prasme, ne mes savo prašom, ne dar kažkam prašom, mes prašom organizacijom, kurios užsiima tą veiklą, kuriuom reikia įsigijimų kažkokių minimalių mokymų, organizavimų, dėl to bendro kažkokio vėl tikslo. O dabar jūs taip paprašysiu, kad pratestumėt ir jūs pasakytumėte, nuoširdžiai pasidžiaugtumėte pozicijos įgyvendintų darbų ar darbais, kurie jūs va taip su komanda sėdant, šaunuoliai poziciją padarė. Mes buvom pasakę ir posėdžio metu, nežinau, čia tikriausiai Tomo buvo tas vėliavnešys mero patarėja, gyventojo kortelė. Čia yra vienas iš tų, kur, ta prasme, tikrai, bent jau mūsų matymų kolegų, tai tikrai yra vienas geriausių sprendimų, socialinis taksi taipogi. Tai socialinis Klaipėdos rajonas veža. Tai šitie tokie, kaip sakyti, vadinkim, kaip keista, būtų keista, sakom, kad iš minkštosios dalies šitie dalykai, bet jie tikrai yra, kur matom, kad jie yra pasiteisinę, jie plečiasi, jie didėja ir kad tik tai gyventojai naudotus tom paslaugom, kas yra suteikta. Vyrai, nepaprastai smagu bendrauti, klausytis, girdėti ir aš labai tikiuosi, kad ir žiūrovai jaučia, kad čia tikrai nebuvo debatai, kad tai nebuvo kas blogiau, kas geriau. Labai džiaugiuosi, kad keliaujate vienu tikslu, kad noras, kad rajone gyventi būtų geriau ir dar geriau, patogiau. Tad ačiū Jums už Jūsų fantastiką. Štai, matant, kaip pozicija ir opozicija paspaudė vieni kitiems rankas, tai aš taip ir palinkėsiu ir daryti, darbuotis, tai tik geriau ir smagiau mums kaip gyventojams. Tad vyrai, sėkmės ir jūsų komandoms pačių geriausių idėjų. Ačiū.